Sveiki visi. Kas manęs nepažįsta, taip, esu Andžej Trachimovič, Ekonomikos inovacijos ministerijos viceministras atsakingas už skaitmeninę darbotvarkę. Mano kuruojamos sritys yra VSSA, Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, ir registrų centras, kur daugiausiai yra skaitmeninių technologijų konsoliduojama. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams už pakvietimą, tarti čia žodį ir bendrai, kad telkėt IT bendruomenės, kalbėti su IT susijusios klausimais, spręsti problematiką, kurios akivaizdu, kad šiai dienai netrūksta, atsižvelgiant į geopolitinį situaciją ir taip toliau, o ypatinga viešajam sektoriui. Taigi, pradėjome darbą su nauja valdžia, sakykime taip, nuo šių metų pradžios. Ir mums teko sudaryti taip vadinamą priemonių planą. Nežinau, žinot, nežinot, čia yra didelis dokumentas, kuriame viskas turėjo būti surašyta, kaip mes čia vystysim, kaip čia darysime, kokie biudžetai, kas atsakingi. Tai kalbant apie IT, prieš sudarant tą planą, pamatėm, kad Lietuvoje labai daug chaoso. Mes kalbam apie centralizavimą, turėtų būti viskas tvarkinga, bet jau vyksta decentralizuotais. Konkurencija yra tarp viešojo ir privataus sektorius ir taip toliau, todėl iškeliam savo ambiciją. Mūsų ambicija yra vieninga, konsoliduota IT politikos formavimo ir gyvenimo strategija. Tai yra labai svarbus dalykas, kad mes visi vienodai žiūrėtumėm vieną kryptim, kuri grįsta išmaniom technologijom, kurie padaro saugesnį viešai sektorių. Viešasis sektorius tuo metu gali lankščiau, efektyviau teikti paslaugos verslui, o verslas kelti ekonomiką ir gerinti žmonių gyvenimus. Tai čia tokia grandinėlė labai svarbu, kai galvojame apie kažkokių naujų sistemų įkūrimą, skaitmenizavimą, pagalvoti apie visą grandinę, kurios gale ir pagrindinis tikslas yra gyventojas ir ekonomika. Tai tam, kad įgyvendinti šitą ambiciją, vadovaujamės 4 pagrindiniais principais. Nustatėm. Visų pirma, kaip ir sakiau, viešojo sektoriaus institucijos neturi konkuruoti su verslu ir tarpusavį neturėtų konkuruoti, o papildyti vienas kitą. Antras, šiuolaikinės IT technologijas, kaip dirbtinis intelektas, hibridinė debesija, apie ką ir Andrius kalbėjo, turi būti taikomos greitai ir šalies mastu, nes neturime laiko laukti. Trečias principas, vėlgi atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, visos svarbiausios sistemos ir duomenys turi būti apsaugoti ir veikti bet kokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Ir aišku, e-paslaugos. E-paslaugos turi būti peržiūrėtos, ko nereikia atsisakyta, ko reikia modernizuota ir labiau pritaikyta žmogui. Iš to didelio failo, kur ten pas mus apie 100 eilučių, 2 mėnesius dirbom, iki šiol jis derinamas, aš jau pas net nežinau po derinimo, ar ten tas pats atspindi kažką, kas buvo pradžioj, bet išskiriam 12 krypčių pagrindinių ir prioritetų, kur vyriausybė mato IT skaitmenizavimą. Tai, kaip ir sakiau, šitose kryptise yra tvari institucinė sąjunga, kurioje organizacijos papildo vienas kitą, o ne konkuruoja. Čia yra, aišku, valstybės IT pertvarka, kuri trupučiuką dabar ant tokio stabdžio, nes yra problemos su VDC, yra problemos su debesija, tai mes turime šioje vietoje pajudėti greičiau. Kibernetinis saugumo užtikrinimas, yra eilė priemonių numatyta, kaip stiprinti kibernetinį saugumą, ten yra tie patys sokai, PAMai ir taip toliau. Tvarus IT paslaugų finansavimo modelis, šiandien jo tiesiog nėra, yra nemažai IT paslaugų tiekėjų, bet neaišku, kaip su ko už kiek atsiskaitinėti. Pas vienus vieni įkainiai, pas kitus kiti, dar kažkas dirba iš viso be įkainių nemokamai ir klausimas, kas bus, kai pasibaigs europiniai pinigai. Tai tvaraus IT paslaugų finansavimo modelio sukūrimas irgi yra prioritetas. E-paslaugų platformos atnaujinimas, tai yra elektroniniai valdžios vartai ir susiję projektai, minkštoji dalis. Šios vyriausybės tikslas irgi peržiūrėti paslaugas ir padaryti jos saugesnės ir modernizesnėmis. Duomenų valdysena ir atvirimas, daug dėmesio skirsim iš tikrųjų duomenų atvirimui ir problematikai susijusiai su technologija. Ten, žinot, yra toks žodis Palantir, ką su juo daryti. Tai šioje vietoje irgi labai svarbi vieta.
tokie nauji projektai, kas skaitmeninė dėklė, dirbtinio intelekto taikymas, GovTechas ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimas. Apie tai aš trupučiuką dar detaliau vėliau papasakosiu, bet iš esmės IT politika šiai dienai nukreipta į šitas atkaludėlės. Ką darome jau šiandien? Pradėjome nuo sąrangos. Jau dabar, turbūt niekam nepaslaptis, čia nevažiuoja. Turėjom tą decentralizuotą IT paslaugų formavimą. Čia peršuko. Turėjom vyriausybėje valdysenos departamentą, kuris formavo politiką, Eiminė kažkas formavo politiką, kažkokiuose ministerijose formavo politiką ir taip gaunasi, kad tada neaišku, ką daryti. Ir buvo didelė problema, kaip vykdyti. Tai po tam tikro pasiūlymų pateikimo premjerui, jis kaip ir pritarė naujai struktūrai, kad mes turime aiškiai sukoncentruoti IT politikos formavimą Eiminė, ekonomikos inovacijos ministerija, kuri turi mandatą ir iš ten turi išeiti politiką. Tačiau jeigu Eiminas formuoja politiką, tačiau kitos ministerijos nepritarė, atsiranda vėl, taip sakant, pasistumdymas ir niekas nevyksta. Todėl seniai apie tai buvo kalbama, bet dabar mes jau pradėjome gyveninti CDO rolės implementavimą, tai yra Chief Digital Officer. Ką tai reiškia? Kad kiekvienoje ministerijoje ir pavaldžiose institucijose atsiranda už skaitmeną atsakingas darbuotojas, CDO, politinio pasitikėjimo. Sudarius tą komandą, jie dirba kaip vienas branduolys. Ir nuo įstatymų leidžiamos institucijos per vyriausybę, atėjus iki Eimino, galima kalbėti apie bendrą politiką ir jos nuleidimą į apačią, gyvenančioms institucijom ir atgal surinkant informaciją iki leidybos. Tai mes tikime, kad toks CDO modelio ir grupės implementavimas, įgalinimas pagerins politikos formavimą ir bus centralizuotas vienose rankose, ko pasiekoje tokios gyvenančios institucijos kaip VDA, RC, KVTC, VSSA, LRTC ir taip toliau daug aiškiau galės įgyvendinti tai, kas centralizuota yra suformuota. Tai šioje vietoje dirbam ties to, pažiūrėsim, kas iš to gausis. Karšta tema, apie ką kalbėjo Andrius, iš tikrųjų hibridinis debesijos modelis. Šiai dienai, turbūt niekam nepaslaptys, ar čia aš neaiškinsiu apie ką, tai visi eina į hybridą. Reikia apsaugoti duomenis, reikia turėti cloude kažką, ne? Ir daug labai vėlgi skirtingų nuomonių. Vieni šneka, kad reikia viską VDC laikyti, kiti tik cloude, treti tik kažkokiuose duomenų centruose. Aš tik noriu priminti ir pasakyti, koks ministerijos požiūris į visą tai. Valstybė turi turėti 3 grupės duomenų centrų. Tai yra valstybiniai duomenų centrai, kuriuose bus saugoma ypatinga svarba ir svarbios sistemos, tai yra vienareikšmiškai ir negali būti saugoma tik cloude. Cloudo provideriai šioje vietoje pirkimą centralizuotai vykdo VSSA, turėtų būti saugomos kopijos visų sistemų ir plus svarbiausių sistemos, tas disaster recovery, tai vadinamas modelis, kad prireikus, jeigu kažkas atsitiko Lietuvai, tai susprogdinti, pavyzdžiui, duomenų centrai, svarbiausios sistemos, kaip gyventojų registras, juridinės asmenų registras, turi pradėti veikti iš užsienio. Na ir plus galimybė valstybė turėti ir komercinių duomenų centrų užsakymų galimybę, kur turint tokią architektūrą, kada valdoma per bendrą paslaugų katalogą, kuris valdomas yra VSSA, valstybinės institucijos neperka atskirai nei debesijų, nei duomenų centrų, o tiesiog pagal architektūrą sistemos, kurie nori įdėkti, žiūrima, kaip yra pigiau, lankščiau, saugiau. Ar dėkti tik duomenų centruose, ar cloud'e čia backupas, ar kažkaip kitaip. Tokiu atveju valstybė turi lankstų modelį, kaip apsaugoti sistemas ir kaip judėti technologiškai į priekį. Tam, kad šitą įgyvendinti, reikėjo įvertinti, kiek kokių sistemų ir duomenų valstybė yra. Padarėme svarbos vertinimą. Iš jų yra, jis daugiau mažiau atrodo taip. Ypatingos svarbos yra 63, svarbių 99, vidutinės svarbos 128, mažos svarbos 144. Tai yra pradinis vertinimas ir jis šiuo metu eigoje. Įvertinta 434 subjektai, bet jau galim matyti vaizdą. Pagal šitos grafikus matom, kad apie
40% ypatingų svarbių sistemų turėtų būti valstybinėse duomenų centruose saugoma, o 3 ir 4 svarbos mažos ir vidutinės galėtų būti konkuruojama rinkoje, galėtų būti komercinėse duomenų centruose ir cloud'e. Tačiau čia yra niuansas. Praeitais metais buvo priimtas nutarimas praeitos valdžios kadencijos pabaigoje, kuris tiesiog apribojo galimybę saugoti valstybinėse komercinėse duomenų centruose ir ten atsirado toks punktas, kad visi, kas yra SVDPT, visi turi saugoti valstybinėse duomenų centruose. Pagal tai galioja tada toks paveiksliukas, kad 94% visų sistemų turi būti valstybinėse duomenų centruose, pagrindinis tiekėjas yra LRTC. Ir kas iš esmės neleidžia mums įgyventi visos hibridinės debesijos, nes ten jinai nėra VDC ir perbraukia viską, ką mes ten paaišim. Tai tam, kad vėlgi atrakinti galimybę toliau eiti su hibridiniu cloudu, šiuo metu inicijavom skubos tvarka pakeitimus teisės aktų ir jau kovo mėnesį bus pakeitimas, kuris leis įgyvendinti tą modelį, kurį aš rodžiau. Dirbti turim labai greitai, nes tiek hibridinė debesija, tiek kiti projektai labai daug finansuojama iš RRF, taip vadinama. Šiai dienai matom tokią situaciją, kad įgyvendinam 93 projektus bendrai iš RRF, bent per mūsų ministeriją eina 93 projektai. Iš 300 milijonų yra įsisavinta tik nepilni 100 milijonų, o laiko liko labai mažai. Tai 35% įsisavinta, 65 dar po klaustuku. Jeigu mes neįgyvendinsim tų projektų, vadinasi, nepanaudosim RRF lėšų, bus baudos, ir po to reikės tęsti iš biudžeto lėšų, kurio realiai nėra. Tai šioje vietoje, ką mes padarėme Eiminę, tai įjungėme labai tokią aiškę stebėseną, visus projektus sužiūrime, kokie yra rizikingi ir kurie rizikingi pertvarkoms skiriamiems daugiau dėmesio. Šioje vietoje mano prašymas jums, kas įgyvendinat RRF projektus, jeigu matot problemų su įgyvendinimu, jeigu matot, kad nespėjat kažko padaryti, vėlgi kreipkitės į Eiminą, kreipkitės į mane, bandysime kažkom pagelbėti. Iš minkštesnės dalies, skaitmeninės platformos modernizavimas, kaip ir sakiau, pagrindė turime peržiūrėti elektroninės paslaugų portalą, tai yra valdžios vartai. Šiuo metu VSS jį atnaujina, diegia naujas technologijas, GitLabą diegia, skaitmeninių paslaugų konstruktorių, labai svarbi vieta, kad mobilią aplikaciją diegia, kad valstybė tavo telefone. Aš visų 93 projektų čia, taip sakant, nevardinsiu, bet galiu čia pasakyti, prie šitos skaidrės čia galioja registrų centro, tarkime, e-sveikatos dekomponavimas, jis pas mus yra po padidinamų stiklų ir kiti dideli projektai, kur labai svarbu kuo greičiau judėti ir juos pabaigti. Tai čia mūsų prioritetas. Duomenų valdysena, kaip ir sakiau, dabar visi atvirinėja duomenys, bet matom problematiką, kad yra konkuruojančios institucijos, yra VSSA ir VDA, ir vieni atvirinėja ir kiti, ir vieni nori padaryti ir kiti. Ir šioje vietoje mes turime irgi spręsti tą klausimą. Antras dalykas, nėra galutinio modelio, kaip čia viskas vyks, tai per 25 metus turės būti parengtas modelis ir surašyta, kaip toliau, kokią valdysime ir kokią strategiją gyvensim dar atimiausius 3 metus. Na ir kaip ir sakiau, yra Palantyras, yra tokia platforma, kuri sukelia nemažai čia emocijų. Tai šią dieną mes matom, kad jinai yra jau nupirkta, matyt, reikės naudoti, bet kaip yra blogai, nes jinai naudojama iš cloudo, nėra čia on-premises, tai mūsų požiūris kaip Eimino yra toks, kad galim naudoti analitikai, bet su sąlyga, kad nebus kūriamos sistemos ir vystomos per šitą Palantyrą ir bus padaryta hibridinių modulių, kad ir čia atsiras Lietuvoje kopija. Skaitmeninės tapatybės deklės įdiegimas. Nežinau, ar girdėjote ar ne, visoje Europoje dabar yra įsipareigojimas, kad visi įdėktų e-walletus, taip vadinamus. Tai yra skaitmeninė deklė, kurie gali įdėti savo dokumentus, vairuotojų pažymėjimą ir toliau. Tai per šios metus Eiminas turi parengti teisinę bazę, pritaikyti iš ES ir Lietuvos nacionalinę teisę ir įdėkti per kitus metus techninį sprendimą. Dirbtinis intelektas, kaipgi be jo,
Tai toliau skatinsim dirbtinio intelekto sprendimus, skirti nemaži pinigai, 15 milijonų eurų yra toliau skiriama startupams, įvairiausiam su dirbtiniu intelektu susijusiam iniciatyvam, 26 milijonai yra skirti lietuvybei, tai yra pritaikymas dirbtinio intelekto lietuvių kalbai, dar 30 milijonų įvairiam kitiems sprendimams, kurie gali būti pritaikyti viešajame sektoriuje. Gal girdėjot, gal ne, smėliadėžė. Lietuva nori būti viena iš pirmųjų įdiegiant smėliadėžę. Andrius sakė, kad taip, kol visi Amerika su Kinija varžosi kas greičiau, Europos Sąjunga prikūrė savo teisės aktų, kur norim įvertinti, ar saugu. Na, yra dirbtinio intelekto aktas visas, kurį vėlgi mes privalome pritaikyti Lietuvos teisę, nes kito tiesiog neturime pasirinkimo. Tai jeigu jau pasirinkimų neturim, tai turim būti pirmi. Tai šioje vietoje su inovacijų agentūra dirbam ties tą smėliadėžę ir mūsų tikslas sukurti vieną iš pirmųjų smėliadėžių į ES, kad tai reiškia, kad jeigu jau kūrėmi dirbtinio intelekto sprendimai ir jie negali būti platinami, kol nebus patikros su teisės aktais, tai tegul jie būtų tikrinami Lietuvoje, tai pritrauksime galimai ir daugiau investuotojų ir taip ir būsim patrauklesni verslui. Tai čia irgi vienas iš prioritetų, ką mes dabar darom. Nu, į GovTech sprendimą visi manęs klausinėja, tai kas bus su GovTechu, kaip čia siejasi su jūsų programa. Tai galiu patvirtinti, kad GovTecho sprendimai ir iššūkiai bus tęsiami toliau. Vienintelis pokytis yra, kad mes nukreipiam labiau į kibernetinį saugumą ir administracinės naštos mažinimą, kad tą, ką užsakoma per GovTechą padaryti, kad tai būtų apie biurokratijos mažinimą į kibernetinį saugumą. Ir antras dalykas, mes turime numatyti kelrodį, kad tai, kas sukurta, būtų perpanaudojama kitose organizacijose. Nes iki šiol buvo taip, kad sukūrėm, pabandėm, guli. 500 produktų yra, bet vieną kartą panaudoti. Tai va, tai per GovTechą kurti produktus ir perpanaudoti kitom organizacijom. Na ir aišku, visą tai, ką mes čia kūrėm ir finansuojam, nieko su to nebus, jeigu žmonės nemokės to naudotis. Tai papildomas finansavimas yra skirtas ir remiam IT mokymus nuo valstybinių organizacijų iki žmonių, kad kelti kompetencijų lygį, kelti IT raštingumo lygį per įvairiausias konferencijas, mokymus centralizuotus ir taip toliau. Tai čia irgi vienas iš prioritetinių krypčių. Taigi, tokia mūsų programa, tiek numatėm. Gal jau viską žinojot, jeigu nežinojot, gal sužinojot, tai politinis kelrodis yra toks, bet įgyvendinimas, aišku, priklauso nuo mūsų visų. Todėl labai norėčiau, taip sakant, paprašyti, kad atsakingai pasižiūrėtumėt, ką valstybė planuoja ir prisidėtumėt prie įgyvendinimo. Ačiū. Ačiū, Andžiai, bet labai dėkoju už tokią tikrai dinamišką ir glaustą informaciją. Yra labai daug klausimų. Viceministrė, padarom taip, tokį binarinį atsakymą. Taip arba ne, arba vienu sakiniu, jeigu išeina. Ar įmanoma per vieną kadenciją sutvarkyti, kaip sakote, chaosą IT sektoriuje? Ne. Ačiū. Einam toliau. Kada registrų centras funkcionuos taip, kaip buvo pristatyta? Pakomentuokite situaciją sveikatos sektoriuje. 2 klausimai čia pasirodo. Tai jeigu galima trumpai ir vieną ir kitą. Registrų centrui reikia atskirų viceministrų, nes ten labai daug problemų, bet jie ir daug daro. Tai šioje vietoje yra šiais metais numatyta peržiūra jų veiklos, bendrai atsiskaitimus už duomenį strategiją ir bendrai pakeitimas neturidinio statuso iš valstybės įstaigų į akcinę bendrovę, kur bus aiškesnė valdymo struktūra ir taip toliau. Per šitą prizmę norim pagerinti ir tų sistemų, registrų, kur jie valdo funkcionavimą ir taip toliau. Super. Ar planuojate centralizuoti darbo vietų priežiūrą? Kaip minėjote, CTO žmogus ir jo darbo yra šiai dienai silpniausias, žmogus ir jo darbas yra silpniausias cyber security grandis. Tai ar planuojamas centralizuoti darbo vietų priežiūrą? Iš to, ką darėm prieš tai, pamatėm, kad kompiuterinių darbo vietų centralizavimas pakankamai sudėtingas uždavinys, nes tai yra teritorija, visa Lietuva ir taip toliau. Mes matom, kad labiau eitumėm tuo keliu, kad ne tai, kad centralizuoti, bet labai aiškiai reglamentuoti ir per tam tikras standartus, tvarkas, nuleistus organizacijom, kad jie tą darytų, decentralizuotai.
Nors paskelbti teisės aktai reglamentuojantis VSSA duomenų centro kainodarą, tačiau kainodara nėra skelbiama ir paslaugų gavėjai nežino VSSA kainodaros. Kada bus išspręsta ši problema? Kaip ir minėjau, VSSA duomenų centrų kaip tokių neįstatų neteikia. Yra valstybinių duomenų centrų pagrindiniai tiekėjai LRTC, registrų centras ir KVTC. Tai šiai dienai turime, iš tikrųjų, sakysiu tiesiai šviesiai, problemą su LRTC, nes jie bando monopolizuoti rinką, o mes nepritarėm tam ir galiu iš tikrųjų net viešai kreiptis, jeigu pas jūs ateina ir sako, kad viskas turi būti LRTC, tai nėra taip. Šiuo metu vykdomi teisės aktų pakeitimai, patvirtintas naujos IT paslaugų katalogas ir pagal kurį LRTC turi paskelbti naujus įkainius. Tai jų dabar nebuvo, bet neužilgo bus. Bet šioje vietoje mes dar labai atsakingai žiūrim, kokie tie įkainiai ir ar jie audituoti, ar jie ne per dideli. Ačiū. Dar vienas klausimas yra apie TIS2, kibernetinio saugumo įstatymą. Daug reikalavimų, daug išlaidų. Ar valstybė neplanuoja finansuoti viešojo sektoriaus padedant įgyvendinti saugumą užtikrinančias priemonės? Vėlgi, kad nedubliuoti funkcijų, mes esam su Krašto apsaugos ministerija susitarę, kad čia kibernetinis saugumas yra jų failas, o mes prisidedam, tai čia šitą klausimą reikėtų gal užduoti Krašto apsaugos ministerijai, bet mes iš savo pusės tikrai turim nemažai projektų, kurie prisideda prie kibernetinio saugumo gerinimą. Čia išskirčiau SOCą, tas pats VSSA diegia centralizuotą SOCą ir mes planuojam tą vystyti, nes šiai dienai per nacionalinio saugumo posėdžius įvairiausius mes matom, kad tikrai yra problema ir valdžia visas šneka, kad reiktų įdėkti daug SOCų institucijose, bet mes matom, kad tai yra neefektyvu, todėl kad brangūs žmonės, tai yra sudėtingos procedūros, todėl finansavimas kompetencijų centrų ir bendrų SOCų, kaip VSSA, galbūt KVTC, yra kryptis. Ir gal dar paskutinį klausimą. Ar nemanote, kad duomenų saugojimas valstybės duomenų centruose turėtų būti išlaikomas valstybės, o ne savivaldybių, kad nereikėtų imituoti viešųjų pirkimų procesų? Na, čia šio vieto nėra imitavimo jokio, nes kiekviena įstaiga planuoja savo biudžetą. Ir šio vietoj planuoja savivaldybė serverių pirkimus, kurie yra brangesni, ar tiesiog užsakys pagal katalogą ir susiplanavusi savo biudžetą. Čia yra, man atrodo, natūrali praktika. Todėl tą, ką aš buvau paminėjęs, finansavimo modelio sukūrimas, kaip tai bus atsiskaitoma, pavyzdžiui, reiškia, su VSSA, ten yra, sakys, visus tos klausimus. Super. Viceministrė, ačiū labai dar kartą už jūsų labai glaustą ir informatyvų pasakojimą.